Klos. Labdien, šiandien antradien, sveiki, užėmėte kanalą, būtina paspausėt like, subscribe, paprenumeruokit, greičiausiai bus paskutinis video šį sezoną, tai žiūrėkit įdėmę ir nežinau, gal pavyks kažkuom iš daugiau padaryti, negu praeit savaitę. Šiandien parsivežiau skardus čiokurų užkalti. Ir dar parsivežiau jūrins faners. Ale ten dės prisėjanu tų, kur jaučia Robin suragas. Matysam, kaip čia gausas, nes su ta jūrin fanerai biški tuik dėlė man. Per pois pjaun biški galit būti per mažą, o vis labdėti biški per brangę, tai nežinau, kaip daryti. Kaip čia sugalvoti geriau, bet kažkaip sugalvos, kad pradės dirbti. Taip, padaviau išeinio gyvuliuką, varau pasiimti, parsivežti po šarų, prisidėti rek ir susikrauti prie kabelį, traktorėnį, medžiagas atsivežti prie bakų, išsižysam kongaliam. Uždės kardą pažiūrės, be lotų, ar antenį mada būtų, ar reiks lotauti, nes negofrautas kardė, anten bangaus, paskiau, kad perkūniai bus. Susiveš pašaris, vežamės medžiagas prie bakų ir išsižiūram, kongaliam padaryti. Vakar išsikreikiau gyvulius, bet šiandien nelaba matos jau. Bet vis tiek tas mėšlas pasausėja. Kondarys dabar, niek čia nepadirbs. Laukam šiaudų pustovų, tie plikų ir sutarėm jau parvežti žadai. Tikėkimės bus jau neužilgo. Tai vis dėlto pirks kažką, bandys išsiversti, nes sunkiai ir darbautis. Tai palengvins gyvenimą nuovansa. Gan gera, tai ir kokybė šiaudų reikėjom. Tai dabar reiks įsivežti pašaris greitą, dar čia karvėm gal įvežti 1-4 lūn, kad būtų paėsti ir aš kuo greičiau, ką galėčiau ant stogą paeiti, užlipti, pažiūrėti, kaip ten, kokia situacija bus tas kardą. Sėdam skardą čia, vežam. Pažiūrėkim, kaip čia bus. Ar reiks profiliaus, ne? Opa. Čikurovičius. Tai janon reik lotauti. Niek nebus negofraut skartė, linkst per vidurį negražiai atrodo. Baškės bildės negražiai atrodys. Tom paliksam rytojų, nes jau sutems. Dabar kontūram šitą jūrinis faneras, tokį sprendimą sugalvojau. Čia šitą dėti iš tos pojas bandyti, kad nerabintų lintų. Kiek ir dabar tų pločios. Galvojau per pojas pjauti. Galvojau, nebus per maža. Šiam 2 gaunas per vidurio karelę pjauti. 62, jeigu centimetrą. Ar užteks aukščiau senim? Matom, iki kurį pagrins nukasyta 62. Ni 5, ni 9. Ai, ui, ta dilema, tu iki pjauti, nepjauti, man. Ne, jeigu nepjausi, neįtelps visą. O jeigu perpjaus, gali būti nenaudinga. Nus turėtum nepaimti aplinkva, nesubraižyti, nesudaužyti tos faneros. Oi, blemba, čia kabūt platesnė biški buvusi. Niek nepadarys, nepaplatins dabar. Bet dabar vis pirm reikia pasišerti. Kukurūzų padauyti, pašerti. Miltus padauyti, tada žiesam dar končius spės pasidaryti. Gal prisipjaus 1-4 pasibandyti. Nes, ot, išdauž lent, antai išdauž visai lent. Čia irgi išdaužti baig. Tai tus vis užsidėtom, man jį susitvarkytom. Lentėlį prisuka iš kitus pojas tvarkinga būtom. Tikėkimės nebesulaužyt. Vis tiek ta fanera surištų visas lentas. Į krūvą bendrą gautųsi jėga tokį. Ir plus tas, kad ant slysta, jinai labai gera, aš manau, jeigu būtum per pojas perpjovus iki čia, arba cilį patilptom, tai būčiau cildėjęs. Būčiau
1, 2, 3, 4, 5. 5 tarps užsidėjusi. Matys rezultatai, jeigu pasiteisiam. Matau, kad yra gerai, patinka. Gyvulė nesulaužai. Toliau dedu po biškį. Veršiam nereik, tim reik ant žulikam. Irgi išdaužysėjins. Į kap matus, kiek ir nurabint, suragas spalva keitas, į visą nuobliaut. Tai va, žodžiu, gera, daug kukurūs melts, kol da matau, į ant darbuotis da toliau kažko. Labdien, šiandien trečiadienis. Amori kiūn gazon, po purvynus vėlek. Atsigavo vors, 8 laipsnių šilumos, fainė visai kaip graudi, nes galėsim darbautis toliau. Bet būt smagiai ir kad pašaltų, bet ir kaip ir. Tai žodžiu, vakar ten pradėjau tas lens velktis ant stogą ir Fredis važiavo pro šalį grina. Tiesiog tep atvairi, sakon, čia variksti paėmė ir užkalį. Mončiokur žlotavo. Tai šiandien reikia tik skardą uždėti. Tai reikia skardą uždėti, prisokti ir apkirpti reikės greičiausia. Arba palenkti, matysim, kaip gausas. Tai o dabar varau pasišerti savo bliuvikus. Va taip atrodo nulutauts čiokurstas. Prikiūj. Vaiduoklis. Varant. 2 lentėlis, iš vienos pusės, iš kitos aplotavom, vakar čia greta mygom, vėl pradėjai temti su tem, bet be prožektorių tą pabaigėm. Ir šiandien reik varau pasišeru, emocija gera, nuotaika gera, varau pasišeru ir uždėsim skardą. Tai nežinau, užsidės, matysim, ką atrodys, bet čia kažkas ir lent, to vieto. Ir čia lent, tai gerai tas, dėl to išlink neblinks, tik dėl to gal, kaip užsidės, matysim, ar ašanon apkerps su žirklėm arba ne. Pažiūrėsim. Fredis siūlė man tas elektrinis žirklis, bet anuos yra tokias menuliukas, kerp mažas. Tai nenoriu iš tų menuliuk primėtyti. Tai būtų lengviausia užsidėję, įsimuša su šniūr su elektriniam žirklėm, bet tada tų menuliuk prikrent. Mums turėtum kažką pasaugoti, kad neprikrėsti širim, tak? Nenorėtus metalą prisimeisti drožlių. Tai pažiūrėsiu, gal užsidės gera bus, jeigu bloga su žirklėm nukirps paprastą. Teik čia tiek. Tai va, šiaip. Gražiai nusilotavom, kap naktį, vakarį. Viskas skarda, cinkaut labai gražiai užsidėjai ir dėl pločiaus labai džiaugiuos, nes galvojau, sakau, gal bus perplati, reikia skirti, bet kaip užsidėjai ant to karkasą, susukta, sukalta, tai žiauriai gerai atrodo ventiliacijai, net nurastas lens nuplėšti ir užkalti, taip toliau. Tai o, nes ir tarps viesiais palei stogą. Ir ventiliausios tenas irgi. Nu, į dabar medien tegu būna.
Tai va džiaugas dėl skardos. Dabar reikia tik susokti, nes čia tik sudėjau sujungimas. Labai geras tarps. Super, pusprindžiaus. Ir gan plats toks gaunas tos stogėlis papildoms. Jau tiesiog lietus nekris vienon. Nei sneiks, nei kontai. Dabar tvirtinam ir gera bus šitą susuk. Sudrėlį. Ir viskas. Nu, šiaip gera atrodo. Ventiliacija. Nu jau arba susigerti ir apsiniaukiau visai. Tai žodžiu pasiėmiau, ten užsikaliau stogą, apsiširiau, karis man padėjo kukurūzus padavėm. Varau, apsikreiksiu, karvis reikia pakreikti, da pasišerti bakūžę. Viskas šiandieną bus. Labai anksti temsti, niečiko. Rytoj apsišersiu greituoju būdu, nes bus šiandien geriau pasišersi. Ir galėjo su seins palipdytas. Tai padarykiam ir sustaupysam laiką. Poryt žadėjai parvežti bobkat ir prakasam griovį, jeigu kas įdėsam om į bobkats bus numus. Galėsam betonautis, kažkad matysam. Nežinau, gal viet savaitę. Gal vis dėlto ne paskutinis video. Jeigu bobkats parvežus, tai da padarys vien video. Matysam šią savaitę, kaip čia bus. O jeigu neparvežiaus, tai reiks baigti sezoną. Tai va, žodžiu, varau kreiktis, nes reik reikalų, šūdai visur ir šerci. Nu įteik šiandieną, judam toliau, varom. Labdien, šiandien ketvirtadienį. Kaip jum kalėdų vaibelis. Baigė dauti žuliką, kas jau my. Tai žodžiu prispaudinė visokių nesąmonių, nežinau, gal nufilmavau kažko nesuėskė tuos fanirkas. Tai žodžiu gaunas vien ciel į du jungteinis, 83 cm aukštis. Tai iki ten turėtum prisisokti, dabar bandom prisokti. O tį galiuką, kur liks, reiks palikti ir iš cielo musėt su... Iš cielos musėt supjaustyti, užpildyti. Ar iš dviejų galiukų gal bandysam? Pažiūrėsiu, žodžiu, sugalvosiu. Dabar varau sakinėti, bandyti, kol šveisi. O ir tik griaužt, laužyti, spardėti, badyti, sanim viskon šitą skelių. Pridėr bakūžė. Čia, žodžiu, greičiau kalam. Kultūram konkalti.
žodžiu, pradėjai tempti, tai biškai papasakoju, da končia. Galvoju, tai da vien gal prisoks cėl, ir tu sutvarkys tarps, išpjaus iš tų galiukų gal, o cėlus nepjaustys, dėsiu, čia jau viskas. Gerak turėt gautis, tai jau te biškai testavą, mačiau karabin, tai labai silyst paviršius ir nelabai man padaryti. Nu, nebeįdomi bus, manau, tiesiog nebekliūs raga. Tai turėt nebekabinti tų paviršių, nes lentėlis kaip ir nelygs, pradeda trakt ir tada nuraku. Nuo to slys. Nuo tos jūrinis faniers, tai jūrinį fanier 9 mm. Gana tvert, kad prisisok prisėjimas, tai tverts daiktas, jeigu ori būtų aišku, kad nelaikytų. Bet kadangi ir sėina karkasinį, tai gaunas jau kaip bus ne 2 lentėlis krūva. Gal įsprendėms, matysim, žodžiu, susiskaičius, kiek čia reikėtų. Galbūt išsidėčiau visų ir ten susidėčiau, kur jauti į nurabinį. Tai o šiandieną. Taip, susitiksam rytuot, da varau pasukinėjus, pasišersiu ir matysim, kaip pavyks da padaryti. Rytuo parodys. Svirtvanas. Šis posakis tradiciškai priskiriamas Liudvikui XV, kuris taip išreiškė to. Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Labdien, šiandien penktadienis, paskutinį video dieną būtina paspauskit like, subscribe bei paprenumeraukit. Tai ko, paskutinis video šiais metais, šį sezoną, stiksam kiet met tik tak savo trečią savaitę greičiausia. O jum, ko norėčiau palinkėti po žaliaujančių sodus vaikščiojant, tai gerų švenčių, gerų ateinančių naujų metų, gerą sezoną, tiek ūkininkam, tiek ne ūkininkam, žodžiu, taikos, laimės, meilės, sveikatas ir viskas. Ačiū jums, žiūrovą, kad žiūrat. Ačiū, kad reikia palaikas, pakomentau. Ačiū ir nariam. Dėkui partneriam didelis, kad reikia patikėjau Žemaitija kanalu. Tai žodžiu, susitiksam kiet, kaip sakant, kiet sezoną. Būsam dar stipresni, tikėkime įdomesni ir bus daug gerų video dar. Pakels dronas į dangų, pafilmaus. Tai tikėkime, vis bus gerai ir smagi. Pradėsam kiet sezoną. Tai o, šiandien dar nebaigti darbą, tai sėjiną apkalti reikia. Pabaigsiu tvirtinį, nusipirkau varžtų ir nusipirkau naujų galvočių, nes tas vakar supirpinau visėjiną. Prasukau, tai varau, pasišeru greitą, įsivežu poroloniok, pasišeru, į koldėjiną dar šveisi, varau susok sėjiną. Šiandien buvau net saulį išlindus, tai biški išlinda, nudžiugin ir vėl lindi debesį.
Tai kon su tem visai šitą, būtų geriau, ką veiksi toms jau. Pus 4. O jau tomse. Tai žodžiu. Baigas video, baigas sezonas. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot. Ves sezon išbuvot kartu. Tai susitiksam kitam sezon, kitas metas. Jums gerų švenčių. Ir susimatysam jau sausio 3 savaitę. Tai labai ačiū už dėmesį ir susimatom po švenčių. O tom laikotarpį galėsit man stebėti vaikis Žemaitėje Instagram. Tai jeigu kažkokiu bus naujienų pranešu. Tai žodžiu, gerų švenčių ir iki varom.